Jo, jis taip mūk. Čia papildoma, žinai, tokia. Jau dabar eik. Jau eik. Sterva nelabai kabo. Negadink mano modelių. Nelabai kabo ir nelabai moki pakabyti. Vėjas. Tai kabink prie žvėjo šitą kampu. Matai per mažai uodegos eigų. Šito tai užtenka, bet šitų tai man neužtenka. Man dar visai keistas šitas modelis. Bet va, kad lėdas tai nesiskundžiu. Marčiai nusiunčiau, žinai, video tą. Sako, labai jau variklis tyliai dirba. Ar kažką tokio, žinai. Tai man biškį keista pasirodė, nes man čia jisai burzga tai normaliai. Kaip garsiai. Kaip įkrovą skaičiuosi? Sparnų plautas. Svoris dalinės sparnų plautas. Kaip sparnų plautas, mes žinot. Bet čia, tada čia dauginas iš dviejų. Kur? Su pustą minutę galėjau filmuoti. Reiks pabandyti čia gal kokią 10 tik tai. Draugės kaimynas nuvažiavo su savo Juliot numeriais. Aš dabar taikosi. Taikykis. Aš kaip galiu, tik tai lėčiau būnu. Vandenas skaičiu tau patinka. Čia visai dabar taip įdomiai gaunasi. Reikia išmokti su uodega dirbti gyvenime, dar taip normaliai, žinai. Nereikia. O per simuliatorių tai negailas tą uodegą duoti. Na, biškį jisai man per lėtas. Toks. F3 savo geriau. Raitį. O, aš F3 dariau tokį. Matai, įdomiausia, tai tik nusileidinėti ir pakilt. O, ratukai! Ratukai! Nežinau, žolės kapinau ratukų. Tikrai. Da, važiuok, kaliai sklando. Nice! Čia visas greitis, jau kaip akumas tampa. Vietum dar mažesnį kapaką, kad būtų. Kas būtų? Tai gal būtų. Sakai mažesnį? Tau centruotė būt gale. Su centruotė tai idealiai pavyko. Užsižymėjau, žinai.
Užsižymėjau tas ribas. Oi, blėt. Blėt, arčiau leisk. Arčiau? Gerai, pabandysiu. Gerai, pabandysiu. Blėt. Nu, klausau. Jo, reik pravažiuot. Varyk iki pačio kaimo galo. Ir ten vieninteliu keliu važiuosi. Saksai, nu žinai, jisai pasisuka kairėn. Jo, susiaurėja. Jo, ir per tuos sodus kiaurai važiuoji. Ir pirma didesnė tokia sankryža, žinai, 3 šalių. Suku į dešinę ir paskui iškart į kairę. Ir tiesiai ir pamatysi.